Sveiki visi. Tai pradedant apie tai, kas yra Asset Protect, iš esmės tai yra naujoji Asset centralizuoto valdymo konsolė, centralizuoto valdymo įrankio, kaip mes jį be pavadintume, naujas pavadinimas. Gediminas daugiau papasakos ir įsitikinsite, kad tai tikrai nėra tik tai pervadinimas, kad yra daugybė naujų funkcijų ir naujų atsiradusių galimybių. Ir Asset Protect iš esmės yra sudarytas iš dviejų dalių. Tai yra Asset Protect Cloud, tai yra sprendimas, kuris visiškai nereikalauja jokio papildomo degimo, tai yra debesyje valdoma remote administratorius. Jeigu anksčiau kažkas jau esate su Asseto Cloud sprendimais debesijos susipažinę, tai ko gero šitą produktą galėjo žinoti Asset Cloud administrator pavadinimu, kuris naujasis yra papildytas, kaip sakiau, daugybę naujų funkcijų. Asset Protect tai yra lokali valdymo konsolė arba nuotolinio valdymo įrankis ir iki šiol jūs jį tikrai jau ne vienas nebejoju žinojote. Tai paskutinės versijos pavadinimas buvo Asset Security Management Center. Jeigu dar iš anksčiau kažkas atsimena, tikiuosi, kad jau tokių senesnių versijų daug neturite pas save ir savo klientus, tai vadindavosi Asset Remote Administrator ir taip toliau. Ir kodėlgi verta naujosius sprendimus rinkti, tai šiek tiek tos pačios motivacijos, klientai nori iš esmės daugiau apsaugos. Kadangi bendraujam su klientais ir tiesiogiai, tai vis susidurėm, kad klientai domisi, kad galėtų naudoti savo darbo vietose šitą daugiau nei tik antivirusinį sprendimą, nei tik ugnesenę, kitus dalykus, kurie galbūt mums yra pakankamai įprasti. Ir atsiranda ir įvairūs kompiuterių šifravimo poreikis, apsaugos nuo zero day grėsmių. Tai visa tai iš esmės įeina į mūsų naujosius paketus ir juos išvardinsiu kitoje skaidrėje. Taip pat ir patys sprendimai debesyje, tai vis dažniau girdimas poreikis. Ko gero gal ir nenustebinsim, daugumos pasakė, kad verslas su įvairiais sprendimais ko gero keliasi į debesį, bet kol kas saugumo srityje tai galbūt buvo tokia mažiau pastebima tendencija, bet pastaraisiais metais Assetas be abejo reaguoja į taip pat rinkos ir klientų norą tiek savo saugumo sprendimų valdymą perkelti į debesį. Dėl to iš esmės ateinančiais metais skirsime tikrai labai daug dėmesio. Ir be abejo didesnis klientų lojalumas, tai kuo daugiau įvairių sprendimų vieno gamintojo turės, tuo ko gero ir jums bus paprasčiau vykdyti priežiūrą ir be abejo klientai bus linkę pasilikti su jumis kaip prižiūrinčia kompanija, su Assetu kaip sprendimo gamintojų ir tokiu būdu būti apsaugoti. Asset Protect Cloud be abejo taip pat padės ir sutaupyti, nes turbūt visi esate susidūrę. Fizinė infrastruktūra, įvairūs atsarginių kopijų serveriai, kurie irgi reikalauja priežiūros, tai pirmiausia, kai kalbam apie sutaupimą, kalbam ne tik apie pinigus, bet ir apie laiką, kurį reikia skirti įvairiai priežiūrai, taip pat ir programinės įrangos, operacinės sistemos atnaujinimams. Tai su Asset Protect Cloud šitų veiksmų atlikti jums nereikės, visas Asseto valdymo konsolės atnaujinimus užtikrins pats gamintojas, visuomet turėsit naujausią versiją, tai reikės pasirūpinti be abejo tik pačiom darbo vietom, kas jau bus pakankamai paprasta ir nesudėtinga. Taip pat ir startas, kartais susiduriam su iššūkiais tokiais, arba klientai susiduriam turbūt dažniau su iššūkiais, kai nori pasileisti saugumo sprendimą, bet kartais tenka pasirūpinti serveriais, nusigyti juos, ypatingai jeigu tai yra valstybinis sektorius, kartais gali užtrukti kažkokios procedūros. Tai startuoti su Asset Protect Cloud galima vos per kelias minutes ir Gediminas parodys, kaip tą padaryti. Ir be abejo, pinigai yra turbūt ne paskutiniai vietoj, tai pirkti bundlus, tos vadinamus verslo paketus, visuomet bus pigiau negu įsigyti atskirius sprendimus, kuriuos iki šiol taip pat mes savo krepšelėje nemažą dalį turėjome. Tai kasgi yra tie naujieji verslo paketai, jų iš viso yra 5. Šiek tiek supažindinsiu su pačia lentelė, kad įsivaizduotumėte, kas į kurį sprendimą įeina. Tai pirmasis paketas yra Asset Protect Entry. Jisai turi vadinamą valdymo debesyje konsolę. Taip pat yra galimas visų sprendimų lokalus valdymas. Jeigu dėl vienos ar kitos priežasties vis dėlto norėtumėt ir jūs ar jūsų klientai diegti konsolę vietoje, tai tikrai tą galėsit padaryti, tokio apribojimo nėra. Ir į Protect Entry kartu su centralizuotu valdymu taip pat įeina ir darbo vietų apsaugos sprendimai, tai jums puikiai pažįstami
Asset Endpoint Security, Asset Endpoint Antivirus, na, ir failų serverių apsaugai skirtas Asset File Security sprendimas, kuris paketas, ko gero, manom, bus pats populiariausias ir 2021 metais, ko gero, tikimės daugiausia pardavimų ir užklausų iš jūsų kaip partnerių, tai yra Asset Protect Advanced, kuriame šalia visų mano jau išvardintų dalykų yra taip pat ir debesyje veikiantis smėliadėžė, apie jos veikimo principus ir kuo jį gali pagelbėti, toliau vėlgi šiek tiek detaliau Gedimino pasakojime. Na ir taip pat pilnas disko šifravimas, kuris yra visiškai pilnai valdomas iš tos pačios valdymo konsolės, visiškai Asseto technologija, nepriklausanti nuo jokių trečiųjų šalių, kas irgi ko gero yra labai svarbu. Trečiasis sprendimas Asset Protect Complete, tai kaip matote papildomai šioje vietoje prisideda pašto serverio apsauga, na ir žinodami, kad nemažai klientų šiai dienai keliasi į debesį, tai naudoja Microsoft 365 sprendimus, tai jūs įsigiję šitą Asset Protect Complete paketą galėsite pasirinkti, ar norite vis dėlto lokalaus pašto serverio apsaugos, ar naudotis Asset Cloud Office Security, tai yra naujas produktas, kuris skirtas apsaugoti Microsoft 365 elektroninį paštą, taip pat OneDrive ir panašiai. Na ir ko gero pats didžiausias sprendimas Asset Protect Enterprise, jame taip pat prisideda vadinamas Asset Detection and Response sprendimas, EDR'as, pavadinimas jo yra Asset Enterprise Inspector, tai su šiuo sprendimu jau galėsite taip pat matyti ir reaguoti į įvairius pažeidimus, ne tik naudoti antivirusinę programą. Kartais būna situacijų, kai darbo vietų apsauga galbūt nėra tokia svarbi, kiek kritiškai svarbu yra apsaugoti pašto serverį. Tokiu atveju klientams rekomenduosime naudoti Asset Protect Mail Plus, tai darbo vietų apsaugos sprendimai į šį paketą neįeina, bet galėsite valdyti pašto serverio apsaugą kaip Asset Mail Security. Tai tiek apie pačius paketus, dar šitą lentelę tikrai pamatysite vienoje iš paskutinių skaidrų, tam, kad dabar pasižiūrim pradžioje, kas tai yra, tada pasižiūrėsim, ką daro sprendimai ir tada dar kartą sugrįšime prie pačios lentelės, tam, kad galėtumėte geriau pamatyti ir nuspręsti, kokius sprendimus galėsite pasiūlyti savo klientams. Dabar iš pačios kainodaros pusės, tai aišku, kyla klausimas, o tai kur rasti naujų produktų kainas, tai visą laiką turbūt pirminis variantas, kur tą padaryti yra greičiausia, visiškai niekur nesikreipiant, nerašant, neskambinant, tai jungtis prie mūsų Baltimax BDB sistemos. Jeigu prisijungimų dėl kažkokios priežasties neturite, tai kreipkitės tiesiog į Baltimax vadybininkus, informuokite ir nebejoju, kad prisijungimus jums operatyviai sukursime, galėsite peržiūrėti visas kainas. Ką svarbu žinoti turbūt, kad užsakinėjant licenciją, jums tokiame lange, turbūt prie kurio esate įpratę, kas naudojat sistemą, reikėtų tiesiog pasirinkti prie gamintojo, arba jeigu anglų kalbą naudojate, tai vendor, Asset Cloud produktą, nes kitu atveju sąraše jo nematysit. Tai tiesiog ne Assetas, o Asset Cloud gamintojas ir tada jau galėsite rinktis iš šių mano minėtų sprendimų. Ką svarbu akcentuoti, kad kol kas cloudiniam sprendimam nėra taikomos valstybinio ar švietimo sektoriaus nuolaidos, bet jeigu turit kažkokį konkretų kliento poreikį, galite visą laiką kreiptis į vadybininkus, mūsų be abejo darbas ir tikslas yra rasti jums, jūsų klientom tinkamus sprendimus. Na ir tam, kad, kaip sako, nebūtų ta patarlė, kad batsiuvys yra be batų, tai be abejo siūlysime ir prašysime ir ko gero primiktinai išbandyti naujosius sprendimus, o tam, kad tai būtų paprasta, kiekvienam mūsų partneriui paprašius suteiksime Asset Protect Advanced licenzijas iki 25 darbo vietų. Tai jeigu norite jau šiandien išbandyti, kreipkitės ir netrukus galėsite šiuos sprendimus jau naudoti savo infrastruktūroje ir be abejo geriau papasakoti klientams, kokią vertę jie galėtų suteikti. Šiek tiek irgi, kadangi kalbam apie naujus produktus, tai norėjosi įdėti skaidrę, kuri šiek tiek papasakoto, tai kasgi atsitiks su senaisiais. Tai visi dabartiniai parduodami mūsų produktai, kurių valdymas iš esmės priklauso tas vadinamas on-premise, tai lokaliai diegiamas serverio valdymas.
Jie ir toliau bus galimi atnaujinti, pagal poreikį juos be abejo bus galima pasiūlyti ir naujiem klientam. Jų valdymas bus su mano jau pirmoje skaidrėje minėta Asset Protect. Tai yra ne cloudinė, bet on-premise konsolė. Ir produktai turbūt, kurie jums jau tikrai puikiai pažįstami, Asset Endpoint Protection Standard, taip pat Advanced, ko turbūt svarbu paminėti, kad nesupainioti su paketu, kuris vadinasi Asset Protect Advanced. Bet tikrai kreipkitės, padėsim, patarsim, jeigu netyčia tuose pavadinimuose kažkiek tai pasiklysime, manau, kad šiek tiek laiko ir visi puikiai prie jų priprasime. Taip pat Asset Secure Business paketas, kurį eidavo iki šiol, pašto serverio apsauga ir darbo vietų apsaugos sprendimai. Ką vertėtų atkreipti dėmesį, turime klientų, kurie taip pat iki šiol naudodavo Asset Secure Enterprise sprendimą. Tai yra sprendimas, į kurį dar papildomai eidavo tokia tinklo apsauga, vadinama Gateway Security. Tokių klientų nebuvo be galo daug, bet kadangi tikrai aktyvių licenzijų yra, tai norėdami šitas licenzijas atnaujinti, tai būtinai susisiekite su vadybininkais, nes tokio produkto kaip po atskiro jo nebeliks, tai rasime, kuris variantas galėtų šį sprendimą pakeisti, tai šitoje vietoje jau tada sukontaktuoti reikėtų tiesiai su mumis. Kas dar svarbu, tai buvusių produktų kainos nesikeičia, tai jas kaip ir naujų rasite mūsų svetainėje, turbūt puikiai visi mokate tą padaryti. Ir mes savo ruoštų atnaujinsime savo taip pat pasiūlymus, pateiksime jums daug naudingos informacijos, medžiagos, kuri padės jums taip pat klientam tuos pasiūlymus pakankamai nesudėtingai, suprantamai, aiškiai iškomunikuoti. Tai visą medžiagą, visą pagalbą tikrai suteiksime, o dabar tada perduodu žodį Gediminui, kuris jau šiek tiek pasigilins detaliau į visas techninės peripetijas. Sveiki visi. To jau pasidalinsiu ekranu. Taip, tai tikriausiai matote ekraną, ar ne? Ir matau, kad matote. Tai dėkui, Andriau. Tai mano pristatymo dalis susidarys iš būtent techninių pakeitimų ir atnaujinimų. Ką naujo rasime būtent naujose paketuose. Ir trumpai pasistengsiu apibūdinti visus naujus produktus ir naujas funkcijas ir kaip techniškai tas atrodo. Taigi, nuo gruodžio 9 dienos jau prasidėjo naujos versijos platinimas. Sakykime, pirmiausia, pajautė Asset Cloud Administrator būtent savininkai, kurie valdė šią konsolę. Ir jau popiet prasidėjo migravimas, tai reiškia, debesyje visą tai vyksta automatiškai ir buvo konvertuoti į Asset Protect Cloud produktą. Tai jau kaip ir įgijo prieigą būtent prie naujos konsolės. Taipogi gruodžio 9 jau buvo galimybė atnaujinti ir pačias konsolės, kitaip žinomas kaip Asset Security Management Center. Ir buvo galimybė atnaujinti tiesiai iš pačios konsolės. Tai jau nemažai klientų tai padarė ir tikrai raginame visus migruoti naujausią versiją ir netrukus papasakosiu kodėl. Tai papildomai prie Andriaus aš norėčiau prisidėti ir paminėti, kodėl visgi sukurta Asset Protect verslo paketų linija. Tai pagrindiniai yra 3 principai. Tai supaprastina patį valdymą, centralizuotas valdymas tampa iš pačios debesijos. Konsolės nereikia atnaujinti, nereikia skirti kažkokios specialios priežiūros, kaip on-premise sprendime. Viskas vyksta automatiškai pačioj konsoliai, tie patys atnaujinimai. Valdymas yra daug paprastesnis ir yra pasiekiamas globaliai iš bet kurios vietos pasaulyje, tiesiog prisijungiant prie eba.asset.com paskyros ir galima būtent valdyti iš vienos vietos. Tai
Būtent išplečiamumas, tai nuo šiol yra galimybė valdyti tiek skaidyti licenciją, tiek tą licenciją priskirti skirtingiems ofisams arba įmonėms. Tai jūs kaip partneriai galbūt turit kelis klientus kaip pavyzdys ir norite paskirstyti administratoriams skirtingas valdymo teisės, tai nuo šiol yra galimybė tiesiog atskirai priskirti tiek licenciją, tiek darbo vietas ir duoti prieigą prie centralizuotos konsolės. Na ir universalumas atsirado būtent su Asset Protect naujais verslo produktais dėl to, kad atsirado galimybė praplėsti būtent tą darbo vietų skaičių debesijoje nuo iki 10 000, tai yra išties nemažas skaičius ir dabar joje sutilps tikrai visi. Ir nepriklausomai, ar tai mažas klientas, ar tai didelis klientas, tai yra intuityvus valdymas, kuris leidžia paprastai valdyti net ir sudėtingas užduotis organizacijoje. Ir netrukus pristatysiu tos produktus, kurie eina į naujuosius verslo paketus. Taip pat dar norėčiau paminėti, kad Asset Protect dabar jau žinoma turbūt labiau inžinieriams yra nuo 8 versijos. Tai tiek produktai, tiek konsolė, jeigu yra on-premise, tai tampa jau nebe 7.x kažkoks skaitmuo, o konkrečiai nuo 8 versijos. Taip, tai palyginimui Asset Cloud Administrator, tai buvo senoji konsolė, jinai visiškai yra nebeteikiama, tai yra jau pakeista į Asset Protect Cloudą ir papildomai paminėsiu keletą svarbių funkcijų, kurios atsirado būtent Asset Protect konsolėje. Tai yra, kaip pavyzdys, pilnas saugumo modelis, tai kaip ir minėjau, yra galimybė valdyti kiekvieną administratorių ir būtent jo teisės, ką jis gali matyti, ką jis gali daryti. Seniau Asset Cloud Administrator būtent klientai dažniausiai būdavo organizacija, kuri turi ofisus išskaidytus po Europą ir galėjo tai patogiai valdyti viską iš vienos centralizuotos konsolės, kuri randasi debesyje. Nereikėdavo jokio papildomo tinklinio konfigūravimo, kas apsunkindavo tiek partnerius, kai reikėdavo konfigūruoti on-premise sprendimą. Tai šioje vietoje būtent sumažina labai resursus pačio partnerio, kai viskas yra debesyje ir daug procesų yra automatizuota. Taip pat, kaip pavyzdys, grupinė medžio struktūra, atsirado galimybė integruoti Active Directory, tai būtent atvaizduoti visus įrenginius, kurie yra Active Directory su vienu įrankiu, kurį šiek tiek vėliau paminėsiu. Taip pat logų failų eksportavimas, atsirado cloudinis mobilių įrenginių valdymas debesyje, tai turime galimybę valdyti jau ir mobiliuosius įrenginius Android operacinė sistema. Ir viskas yra labai supaprastinta taipogi šioje vietoje ir kitos integracijos. Taip pat norėčiau paminėti, kad Asset Protect on-premise sprendimas pasiekiamas visiems klientams, kurie turi Asset verslo senuosius paketus ir jie turi galimybę pilnai atsinaujinti. Taigi šiek tiek apie Asset Protect Cloud. Tai kaip matome, yra senoji konsolė, leidžianti centralizuoti valdyti pasirinktus Asset Security produktus. Noriu pabrėžti, kad Asset Cloud Administrator, tiek Asset Cloud Administrator, tiek Asset Protect Cloud nėra galimybės valdyti namų produktus, čia yra valdomi tik verslo licenzijos. Ir tai tapo tiesiog konvertuota labai paprastai, Asset Protect Cloud, paprastai iš mūsų pusės, tačiau pats gamintojas smarkiai pasistengė ir numigravo į naują Asset Protect Cloud konsolę. Tai reiškia, pakeitė pilnai produktą, ir išplėtė pačias galimybės, atsirado jau, kas valdė seniau mūsų centralizuotus sprendimus, žino, kad yra papildomai kitas skiltis, su tikrai daug funkcionalumo. Ir iš esmės labai daug partnerių reikalavo to papildomo funkcionalumo, kuris yra on-premise, tai nuo šiol jis bus ir debesyje. Tai paslaugos prieinamumas, kaip ir minėjau, pagrindiniai reikalavimai yra Asset Business paskyra,
arba jeigu partneris valdo Asset MSP administratorių, tai nuo sausio 14 dienos turės galimybę užsakyti naujuosius verslo paketus. Na ir kai turime tinkamą licenciją skirtą Protect Cloud'ui, tai turime galimybę ir valdyti debesijos konsolę. Na ir šioje vietoje tik tiek, tai reikia interneto ryšio. Taip, tai grįžtant prie pačių pokyčių, tai yra cloudinis MDM'as, yra galimybė valdyti ir mobiliuosius įrenginius su Android operacinė sistema. Dinaminių grupių valdymas iš esmės labai svarbus dėl to, kad mes turime galimybę automatizuoti su šia funkcija labai daug užduočių, įvairūs atnaujinimai. Taip pat norėčiau nudžiuginti tiek partnerius, tiek klientus, atsiranda galimybė nustatyti automatinį programos atnaujinimą, kas irgi supaprastina pačią priežiūrą ir leis automatizuoti būtent atnaujinimą. Dinaminių grupų panaudojimas iš tikrųjų yra, tas sąrašas labai ilgas ir iš esmės galime automatizuoti ir tiek diegimo užduotis, tiek skanavimo užduotis ir panašiai. Pranešimai, tai visus tuos pranešimus, kuriuos tiek turėjom senoje konsolėje, tiek nauji pranešimai, tai bus galimybė gauti ir valdyti visus pranešimus. Full Security Model, tai yra galimybė būtent reguliuoti tas visas teisės vartotojai, kurti vartotojus, skaidyti licenzijas EBO portale ir taip gražiai visus suvaldyti. Nuo šiol nauja funkcija atsirado Audit Log, tai iš esmės turėsime galimybę matyti, koks administratorius, kaip pavyzdys, modifikavo užduotį arba darė kažkokį pakeitimą, tai nuo šiol turėsime galimybę matyti, ką kiekvienas iš administratorių, kurie yra būtent konsolėje, padarė, ar tai pagal veiksmą galėsime identifikuoti, koks administratorius tą padarė. Taip pat, nors pats sprendimas ir yra debesijoje, tačiau taip tikrai bus galimybė jungti Active Directory sinchronizaciją ir sinchronizuoti kompiuterius su įrankiu logų failų eksportavimas, Asset Dynamic Threat Defense palaikymas, tai smėliadėžės palaikymas būtent ir debesijoje, galėsime valdyti šį funkcionalumą tiesiai per politikas, nieko atskirai papildomai diegti nereikės, tiesiog reikės paleisti aktyvacijos užduotį ir priskirti politiką šiam produktui. Asset Full Disk Encryption atsirado MacOS palaikymas, tai yra visiškai naujas produktas, nors tiek Windows įrenginiai, tiek Mac įrenginiai turi jau pačio gamintojo sukurtus sprendimus, tačiau tai yra visiškai skirtingas produktas vien tik dėl to, kad technologijos yra naudojamos būtent sukurto pačio Asset'o ir visas šias technologijas yra galimybė valdyti centralizuotai, kas vėlgi supaprastina patį valdymą ir priežiūrą, suteikdami klientams papildomos sluoksnį apsaugos. Na, Asset Protect Cloud architektūra atrodo labai paprastai, ne? Tai yra viskas debesijoje, tai Asset Business Account paskyra yra pasiekiama globalių tinklų, būtent konsolė taipogi yra prieinama viešuoju tinklu ir viešuoju tinklu sujungiama būtent kliento infrastruktūrą. Kaip ir minėjau, tai reikia sudiegti agentus į galinius įrenginius ir jau ta komunikacija vyksta. Belieka papildomai priskirti politikas ir pagal poreikį atlikti konfiguraciją. Tai tikrai užtruks laiko žymiai mažiau negu naudojant pirmąjį sprendimą. Kas liečia Asset Active Directory įrankį, tai atsiranda Asset Active Directory skeneris, kuris nuskanuoja ir tokeno pagalba susijungia su būtent organizacijos Active Directory ir geba perduoti būtent sinchronizuoti su Asset Protect Cloud sprendimu. Na, jeigu taip nutiko, kad klientas neturi Active Directory, iš esmės nėra valdoma, infrastruktūra, sakykime, nėra draugiška administratoriams, yra galimybė naudoti Asset Remote Deployment toolą, kurio pagalba mes galime paplatinti agentus į galinius įrenginius. Asset Dynamic Threat Defense ir Asset Mail Security, tai tiesiog paminėsiu kiekvieną produktą atskirai, kurie dabar jau priklauso naujiesiams verslo paketams.
Tai Asset Dynamic Read Defense yra smėliadėžė debesijoje ir nesuklyskite galvodami, kad tai yra rankiniu būdu keliami failai. Tai galima nustatyti ir taisyklėse, politikose, kad tie failai būtų, įtartinus failus nuskanuotų būtent debesijos smėliadėžėje ir grąžintų mum ataskaitą. Yra be abejo galimybė kelti failus rankiniu būdu, jeigu failas pasirodė įtartinas. Na ir šiek tiek paminėsiu Asset Mail Security. Taip, tai Asset Dynamic Read Defense aptinka naujas dar anksčiau nematytas grėsmes, jeigu grėsmė praktiškai nutaikyta tik į konkrečią infrastruktūrą, tai šioje vietoje Asseto smėliadėžė, būtent Asset Dynamic Defense, įsikels failą į, reiškia, smėliadėžę ir ten jau patikrins įvairiais vektoriais. Kaip būtent tas duomuo kontaktuoja, kokiais kanalais, ar neapsimeta kažkokio kito gamintojo programinė įranga. Iš esmės tos informacijos surinka labai daug. Ir remiasi būtent mašininiu mokymusi, tai jeigu atrasta grėsmė niekur nematyta ir šioje vietoje yra gaunama ataskaita, kad duomuo yra kenkėjiškas kodas galbūt pavojingas, tai iš esmės tik minučių skirtumų iškart persiduoda tas pats blokavimas to failo visą infrastruktūrą. Į viską reaguojama ypatingai greitai. Na ir be abejo, grąžinama visa informacija yra į jūsų centralizuotą konsolę, tai gaunama aukšto lygio analizės ataskaitos, būtent aprašoma, ką tas kenkėjiškas kodas daro. Kaip pavyzdys, pademonstruosiu tiesiog, kaip viskas atrodo iš šono žiūrint, kai veikia Asset Dynamic Read Defense produktas kartu su Asset Mail Security, tai yra kaip pavyzdys pašto apsauga exchange'ui, ar ne, tiesiog kenkėjiškas laiškas įsibrauna, tarp kitko, ne per seniausiai turėjom didelį kibernetinį įvykį visoje Lietuvoje, kaip puolė pašto serverius. Tai šiuo atveju ta ataka iš esmės atrodo identiškai, kenkėjiškas failas puola laišką, keliauja į mūsų pašto organizacijos serverį, kuriame veikia Asset Mail Security ir Asset Dynamic Read Defense. Įtartinas failas Asset Mail Security siunčia į Asset smėliadėžę debesyje, failas yra patikrinamas, visa informacija perduodama atgal į konsolę ir failas tiesiog laiškas automatiškai įvertintas. Taip atrodo būtent Asset Protect Cloud konsolėje ataskaitų failų peržiūrėjimas, tai yra skirtingi būtent rezultatai gaunami priklausomai, ar tai buvo kenkėjiškas kodas, tai yra malicious, highly suspicious arba clean švarus, priklausomai ir yra galimybė detaliau peržiūrėti informaciją. Taip pat yra gaunama ataskaita, jeigu kenkėjiškas kodas buvo, koks kenkėjiškas kodas tai buvo, koks skriptas, ką jisai daro, kokiais kanalais kreipiasi ir panašiai. Tinklo komunikacija, paleidinėjimai, iš esmės tikrai nemažai tos informacijos. Keliaukime toliau, tai Asset Full Disk Encryption būtent leis užšifruoti mums vidinius kietuosius diskus ir visą tai daryti centralizuotai. Pats procesas yra labai paprastas, į galinius įrenginius įsidiegia būtent Asset Full Disk Encryption programėlę. Paprastai jinai daug opcijų neturi viduje iš savęs nustatymų, jinai skirta būtent konkrečiai užšifruoti įrenginį. Ir tai paprastai yra daroma keliais žingsniais, tai yra importuojama FDA licenzija į Asset Protect konsolę, yra sukuriama būtent šifravimo politika, kas bus šifruojama ar bus šifruojama visas įrenginys, dalinai šifruosime tik tai kietąjį diską paleidžiamui sektorių. Na ir aktyvuojamas šifravimo procesas. Tada vartotojai perkrovus kompiuterį, iššoka langas, kokį slaptažodį norite uždėti, patys slaptažodį žino tik vartotojas, jis jį uždeda ir renginys tampa užšifruotas. Tiesiog užšifruoja, kaip uždeda slaptažodį. Tai iš tikrųjų viskas labai paprastai. Na, pačios ypatybės, tai yra, kaip ir minėjau, gali būti vykdomas tik sisteminio disko, dalinio ir pilno disko šifravimas pasirinktinai. Šifravimo algoritmas remiasi 256 bit raktu.
suderinimas su Opal diskas ir TPM, palaikomos operacinės sistemos 7, 8, 10, iš esmės populiariausi, ir palaikomos aplinkos UEFI. Kadangi pati BIOS pasisteminė operacinė sistema jau ganėtinai sena ir šioje vietoje yra gaminama pagrinde UEFI sistemos galiniams vartotojams, kaip pavyzdys tie galiniai įrenginiai, tai palaiko kol kas tik UEFI. Na ir atsirado Asset Full Disk Encryption macOS. Nors patys Macai turi taipogi integruotą šifravimą, tačiau tikrai svarbu tą valdyti centralizuotai, taip taupant pačių resursų. Keliaukime toliau, tai yra Asset Cloud Office Security, vėlgi išaugo tas poreikis nuo migravimo į debesiją, tai Asset nusprendė apsaugoti ir 365 konkrečiai, nes ta, sakykime, standartinė apsauga tikrai yra nepakankama ir tie patys virusai keliasi tiek į OneDrive, tiek į elektroninį paštą. Ir tikrai šiais metais matėme nemažai tokių atvejų. Tai labai paprastai. Iš esmės, šiuo produktu dėkti nieko nereikia. Viskas valoma yra iš EBA paskyros, Asset Business Account paskyros. Šioje vietoje mes tik tai turime pridėti EBA paskyrą licenciją ir jau tuo metu mes turime galimybę patekti į portalą, kur nusirodome būtent tenantus, vadinamus 365 aplinkoje. Ir tenai matysime praktiškai, pridėsime tenantus, juos galėsime jungti apsaugas, aktyvuoti ir matyti visą saugumo būklę konsolį. Iš esmės, taip labai detaliai atrodo tie visi žingsniai, galbūt atrodo sudėtingai, tačiau mes tiesiog galbūt juos labai susmulkinam, kaip reikėtų kelti raktą, aktyvuoti ir kaip pridėti būtent tuos vartotojus ir įjungti apsaugą būtent jų paskyroms. Tačiau viskas iš tikrųjų yra daug paprasčiau. Taip atrodo Asset Cloud Office Security, būtent konsolė. Sakyčiau, gal tai net nėra konsolė, kadangi mes tiesiog įkeliame 365 paskyras ir įjungiam apsaugą. Ir matome, kad visas meniu atrodo intuityviai kaip konsolės, tačiau kaip ir minėjau, šioje vietoje mes tik tai aktyvuojame, matome grėsmes, kurios ateina į 365 paskyras ir ne vartotojus galime valdyti, aktyvuoti apsaugas. Ir taip atrodo, jeigu atsiranda grėsmių. Tiek labai trumpai, Asset Enterprise Inspector, tai būtent arba dar kitaip rinkoje gerai žinomas kaip EDR sprendimas, leidžia stebėti realiu laiku vykstančius įvykius įmonės tinklo kompiuteriuose. Iš esmės visoje organizacijoje mes turime galimybę matyti menkiausią kenkėjiško kodo judėjimą ir proaktyviai stebėdami galime jį labai greitai užblokuoti. Taip pat yra galimybė ir automatizuoti tos pačius blokavimus taisyklių pagalba. Tai labai paprastai, taigi kas yra EDR, Endpoint Detection and Response, tai įrenginių grėsmių aptikimų ir reagavimo įrankis, kuris leidžia realiu laiku stebėti ir įvertinti įmonės tinkle vykdomą veiklą. Iš esmės yra pagal nutylėjimo sukurta jau apie 600 taisyklių pagal Mitre Attack metodologiją ir yra galimybė būtent remtis arba taisyklėmis, arba kurti savo taisyklės. Iš esmės, jeigu vartotojas, pavyzdžiui, suvedė kažką komandiniai eilutei, jau galime tą fiksuoti. Iš esmės, skripto paleidimai, galime matyti, kaip bent koks bendras vaizdas atrodo, jeigu ateina galimai kenkėjiškas failas ir ką konkrečiai daro. Ir su šiuo įrankiu taip pat galime stebėti ir nelabai kažkokią kenkėjišką veiklą, tačiau mums šis įrankis suteikia galimybę matyti viską. Iš esmės, tiek pačias grėsmes, minimalias grėsmes, tiek kaip veikia pačios programos, kokiais kanalais jungiasi pačios programos, ar jos pasirašytos gamintojo, nepasirašytos. Taip pat veikia reputacijos sistema, būtent konkrečiai Asseto, kurios rodo, kaip populiari yra konkreti programa,
arba failas, arba duomuo kažkoks. Taigi reaguoja į neįprastus darbo vietų veiksmus pagal nutylėjimą, aptinka įtartiną programų elgesį pagal metodologiją, kaip ir minėjau, nustato pažeidimus ir imasi priemonių juos stabdyti. Tai reiškia, blokuoja, jeigu pamato taisyklę, kad to neturėtų būti. Na, be abejo, pats įrankis geba įvertinti riziką, kas gali būti konkrečiai su kenkėjišku kodu, ką jis gali daryti ir atitinkamai imasi to veiksmų. Taip pat viską žurnalizuoja, kaip tariant, logina visus veiksmus ir įrašo juos ir geba tirti jau praeitie įvykusius įvykius. Tai kai tie visi veiksmai yra loginami, tai natūralu, kad mes turime galimybę nueiti kaip naršyklėje į history ir pasižiūrėti, kas vyko konkrečią datą su konkrečiu įrenginiu, galbūt kas konkrečiai įvyko. Tai pagrindinės Asset Enterprise Inspector savybės, tai yra Endpoint Detection Response sprendimas, aptinka pažangias ilgalaikės grėsmes. Šis įrankis tikrai leis nustatyti bet kokį kenkėjišką kodą ir jį identifikuoti, nors jo nebuvo matyta globaliam tinkle ir be abejo sustabdo failės tikslinės atakas. Kaip ir minėjau, jau yra virš 600 jau paruoštų reagavimo taisyklių pagal MITRE attack metodologiją. Zero day atakų blokavimas, kas iš esmės, natūralu, jau tikrai šitoje vietoje mes pamatysime menkiausią judėjimą ir glaudi integracija su Asset Protect, tai jinai jau tikrai gerai suderinama ir integruota į naujus Asset produktus. Paprastai tariant, kaip tai veikia, tai yra surenkami realiu laiku vykstantis įvykiai, priklausomai nuo nustatytos komunikacijos, dažniausiai būna minutės tikslumu, duomenys sutikrinami su taisyklių rinkiniu, tos taisyklės, kurios veikia, užtikrina išsamų filtravimą ir rūšiavimą, ant kiekvieno žingsnio mes turime galimybę susidėti filtrus ir, kaip ir minėjau, yra naudojama Asset LiveGrid reputacijos sistema, kuri gali tiesiog parodyti, kiek failas, kiek pats kenkėjiškas kodas, failas, duomuo yra populiarus būtent Asset LiveGrid tinkle visam pasaulyje ir sulyginti skaičiais. Taip pat suteikia galimybę sukurti savo reagavimo taisyklės, kas įrankio panaudojimo praplečia iki praktiškai be ribų, nes tų taisyklių, kaip priklausomai ko organizacija pati pageidaus, tačiau iš esmės labai platus pasirinkimas ir išplėtimas šitoje vietoje. Pasiūlo blokuoti ir atitaisyti, tai yra galimybė tiek užblokuoti, tiek atitaisyti tą duomenį, jeigu tai buvo false positive kaip pavyzdys. Ir štai taip atrodo Asset Enterprise Inspector konsolė. Ši konsolė yra atskira ir kol kas pasiekiama on-premise, tai reiškia, jai yra galimybė veikti tik kliento tinkle, organizacijos tinkle. Ir šioje vietoje mes tiesiog turime atskirą konsolę, kur jau veikia tik EDR ir čia veikia būtent pagal nutylėjimų 600 ir daugiau taisyklių ir jau mes matome, kas galbūt užtrigerino, kokie vartotojai tas taisyklės, būtent koks kenkėjiškas kodas galimas ir panašiai. Tai pabaigoje norėčiau paminėti, padaryti tokį summary ir skirtingai negu Andrius dar kažką pridėti, tai visų verslo paketų vienetai išlieka tie patys, tai iš esmės nuo 5 iki 10 tūkstančių ir debesijoje veikiantis sprendimas gali apimti būtent tokį skaičių. Senesnieji verslo paketai, tiek standard, tiek advanced, skirtumas labai didžiulis buvo dėl antivirus ir endpoint security produkto. Ir šioje vietoje mes matome tiesiog, kad net ir su pačiu pirmu Asset Protect Entry paketu mes turime galimybę diegti klientui tiek Asset Endpoint Security produktą, tiek antivirus produktą ir File Security. Labai svarbu įsidėmėti, kad jau ir su pačiu pirmu paketu mes turime galimybę diegti tiek antivirus, tiek Endpoint Security, tiek File Security ir nereikia pirkti klientui įsigyti atskirai šių sprendimų.
Tai yra galimybė naudoti visus 3 pagal poreikį. Taip pat Cloud Sandbox DTD trumpinys, tai būtent Asset smėliadėžė debesyje, prasideda nuo Asset Protect Advanced, kaip ir Andrius minėjo, klientai iš esmės to poreikis keliasi, tai rinkos kaip reikalavimai keičiasi ir su Advanced paketu mes turime galimybę diegti ne tik antiviruso sprendimus, nuo šiol jau yra abu, nuo pačio paprasčiausio paketo, tačiau jau prisideda ir smėliadėžė, ir disko šifravimai su Advanced paketu. Tai, kaip ir minėjau, Asset Enterprise Inspector sprendimas pasiekiamas kol kas tik su vienu paketu, tai Asset Protect Enterprise, ir pats sprendimas diegiasi lokaliai. Tiems klientams, kuriems reikia būtent pašto apsaugos, tai reikėtų įsigyti konkrečiai Asset Protect Mail Plus, ir būtent šis produktas leidžia debesijoje valdyti su centralizuota konsolė būtent pašto sprendimą konkrečiai su Dynamic Defense, su smėliadėže debesyje. Tai praktiškai mano demonstruotas pavyzdys, kai veikia Asset Mail Security plus Asset Dynamic Defense produktas. Tai dėkui visiems už dalyvavimą ir iki kitų kartų. Ačiū, iki.